Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šį vakarą pasikalbėsime apie darbo paieškas, kurios neretai gali priminti amerikietiškus kalnelius iki viltingo laukimo ir gilaus nusivylimo. Ką daryti, kad mūsų viltys dužtų, kuo rečiau kalbame su personalo atrankų agentūros vadove Giedre Stepučinskiene. Labas, Giedre. Labas. Giedre papasako, kur link viskas juda ir į kurią pusę tos svarstyklės darbo rinkoje slenka, ar į darbdavių ar kandidatų pusę, kurie diktuoja sąlygas. Labas, Paulina, malonu čia būti ir dalinti savo patirtimi. Tai šiandien turime pakankamai nemažai dinamikos, turime nemažai... Svyruoja labai stipriai. Turime tam tikrų IT įmonių atstovus, specialistus, dėl kurių vis tik tais įmonės dar varžosi stipriai ir turime iš tikrųjų padidėjusi kandidatų intensyvumą į tam tikras darbo pozicijas. Tai rodo, kad vis tik tais turbūt renkasi abi dvi pusės, tiek viena pusė, tiek kita pusė, tačiau rinka kol kas leidžia darbdaviams šiek tiek lengviau atsikvėpti ir turime iš ko pasirinkti. Užsiminė apie tai, kad turim padidėjusių skaičių į tam tikras pozicijas, ar ne? Taip. Kur čia toks populiarumas? Iš kur čia atsirado tų specialistų? Tikriausiai tai gali lemti tam tikros rinkos tendencijos. Turime nemažai kandidatų, kurie mielai prisijungtų prie pardavimų vadovų ar vadybininkų komandų, taip pat pirkimų skyriaus vadovų bei pirkimų vadybininkų. Tad vadybininkų šiuo metu rinkoje tikrai turime nemažai laisvų. Vadybininkų, žodžiu, nesiskuskit, kad nėra vadybininkų. Net ir IT, o kaip yra su IT? Vis dar čia toks klausimas. IT labai sudėtingas klausimas, mums kol kas sėkmingai sekasi atrinkti reikiamus kandidatus, tačiau turime tam tikrų specialistų, kurių vis tik tais poreikis yra aukštesnis arba tam tikros programavimo kalbos nėra tokios populiarios, todėl jų paieška šiek tiek užtrunka. O kaip šiandien yra geriausia ieškoti darbo, kur ir kaip, ar verta pasikliauti tik tais darbo skelbimais, kuriuos matome portaluose, o galbūt verta siųsti įmonėms, kur tiesiog nori dirbti, bet atvirų skelbimų nėra. Kaip ieškoti? Vis tik tais kol kas tikriausiai laimi populiariausi portalai, kurie siūlo darbus ir ten yra tikriausiai lengviausiai save pristatyti, užsipildyti tiesiog anketą ir turėti savo aktyvų gyvenimo aprašymą, kur gali susirasti jūs darbdaviai. LinkedIn vis tik tais tampa ta populiaria platforma, kuri leidžia pasiekti ne tik darbuotojams ir darbdaviams vieni kitus, tačiau mes galime rasti ir partnerių, ir kolegų, su kuriais galime dirbti, todėl vis tik tai siūlyčiau LinkedIn platformą susitvarkyti, nes ten yra jūsų darbo platforma. Tai tiek darbo turiuomenį, kad galite tenai susirasti darbą, tiek, kad galite susirasti partnerius kažkokius, tai kurie jums yra reikalingi. Bet kalbant dėl to, ar siūsti gyvenimo aprašymą kitur, jeigu turite mėgstamą įmonę, žinoma, siūskit dėl to, kad kartais vis tik tai skelbimai neišvysta dienos šviesos ir randa savo darbuotojų anksčiau laiko. Tad jeigu noro yra, būtinai paruoškite, prisistatykite ir savo CV išsiųskite. O kaip iš tikrųjų teisingai tai reikėtų padaryti? Ar tiesiog laiške rašyti, aš matau, kad jūs neturite atvirų darbo skelbimų, bet labai noriu pas jūs dirbti, va čia prašau mano, nežinau, LinkedIn nuorodą. Kaip teisingai prisistatyti įmonei, svajonių darbdaviui? Tikriausiai atkreipkite dėmesį, kokią pridėtinę vertę galėtumėte sukurti toje įmonėje, vis tik tai į kokią poziciją kandidatuojate ir pabrėžti savo privalumus būtent iš tos pusės. Tai leidžia tiesiog darbdavius geriau įsivaizduoti ir nusipiešti. Ir tas trumpas labai aprašymas apie save turėtų būti, kuris neužimtų daug laiko skaitimui, tai turėtų būti išsamus, originalus ir nurodytų tiek, kodėl jūs domitės tą poziciją arba, sakykime, tą darbo vietą, tiek tai, ką jūs tam darbdaviui galite duoti. O Giedre, čia jau reikėtų iš karto laiške rašyti, kad sveiki, taip, aš čia toks ir toks, jau iš karto tos sakinius esminius surašyti į laišką, ar tiesiog siunčiu jums savo CV ir savo CV parašyti tuos sakinius? Jeigu jūs savo CV tiesiog parašysite laiške, kad siunčiu savo CV ir tiek, tai jūsų tas turbūt laiškas, jeigu šiuo metu įmonė neieško darbuotojų, nuguls į šiukšlių dėžę. Laiškas turi užkabinti, turi intriguoti, turi būti įdomu, man atsidaryti tą gyvenimo aprašymą net tada, kada žmogaus neieškau. Tai, sakyčiau, vis tik tai esminė informacija, keli pagrindiniai sakinukai turėtų atsirasti būtent laiške. O laiško tema, toks būna irgi šita intriguojanti vieta. Ar tiesiog siunčiu darbo aprašymą, ar labai noriu pas jūs dirbti, kokia turėtų būti laiško tema, jeigu neieško įmonė darbuotojų? Padirbkite šituo klausimu, paieškokite, galite pasitelkti ir ChatGPT, kuris galbūt padės sugeneruoti visai neblogų idėjų.
pavadinimas faktas, kad turi kabinti CV, motivacinis laiškas, nori pasidirbti, turbūt ne visai užkabina, tai tiesiog reikėtų paieškoti, kur konkrečios srities, nes jeigu mes šnekame apie konkrečią įmonę, kur yra kiekvienos srities galbūt tai jautri vieta, per kurią tą darbdavį galima paimti, tai siūlyčiau paieškoti ir tą subjektą, tą pavadinimą įrašyti labai tikslingai. Na, padidinsiu pardavimus, arba galbūt ieškote kažko, ar ne, kažkaip į tą pusę, ar ne? Pavyzdžiui. Pakalbėkime dabar apie CV. Kokias didžiausias klaidas žmonės daro savo gyvenimo aprašymuose, juos kurdami ir kodėl kai kurie CV yra atmetami, na net iš karto. Iš tikrųjų, daug specialistų šiuo metu kalba apie tai, kaip turėtų atrodyti geri CV. Ir nemažai yra straipsnių, kuriuos galima paskaityti, įsikvėpti ir turbūt tą savo gyvenimo aprašymą susidėlioti, kad jisai būtų patrauklus. Bet žinot, kai gauni 8 lapų gyvenimo aprašymą nuo 98 metų, yra labai nuostabu, kad žmogus turi tokią patirtį, bet jinai iš viso yra neaktuali. Mes turėtumėm kalbėti apie 10-15 metų laikotarpį, taip pat reikėtų išlaikyti ir struktūrą. CV turi turėti struktūrą, tiek apie informaciją apie jūs, tiek informaciją apie jūsų buvusias darbovietės, kalbos, programos, kuriomis naudojatės ir panašiai. Kas turbūt liečia apskritai tas tokias pagrindinės klaidas, kurias žmonės padaro savo gyvenimo aprašyme, be tų elementarių gramatikos klaidų, tai yra perdėta informacija ir jinai dažniausiai būna apie nieką. Kaip, pavyzdžiui, parašo 5 metus dirba žmogus vadybininku ir viskas. Arba parašo, kad dirba vadybininkas ir bendravimas su klientais. Ir kas iš to, juk mes žinom, kad vadybininkas yra bendravimas su klientais, kokią pridėtinę vertę, ką tu padarai tame darbe, galbūt tu kažką pasiekiai. Čia nereikėtų bijoti pasigirti šiek tiek ir tas CV neturėtų būti visai toksai šabloniškas, sausas arba kaip tik išplėstas iki 8 ar 10 lapų, kuris primintų jūsų, nežinau, gyvenimo romaną. Kaip suprantu, turbūt čia gal yra jau tas ilgiausias CV, kurį esi gavus 8? Ne, o kiek ilgiausias buvo? Tiesą sakant, gal 10 buvo ar 12, ten žmogus buvo pridėjęs dar ir sertifikatus papildomai visus. O čia kokiam pavidale tada siunčia, ar tiesiog PDF dokumentas pagal Wordas paverstas PDF, ar kaip? Būna tas pats žmogus 3 laiškus iš eilės parašo. Giedrė, iš tikrųjų, kai reikia save pristatyti, aprašyti, prisistatyti, labai dažnai pradeda lysti tokios šabloninės frazės ir turbūt ir dirbtinis intelektas irgi jas pasiūlytų tokias dirbtinės frazes. Kokių tų frazių nereikėtų naudoti darbo aprašyme, o jeigu jos yra, na, paimti ir jas ištrinti ir paieškoti kitų? Vienam, tarp kitko, mano įraše buvo šiek tiek ir užvirus diskusija apie tas šabloninės frazes. Žinot, yra tokia frazė: mano žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali būti sėkmingai panaudotos jūsų įmonėje. Šitas sakinys turėtų dingti jau iš tikrųjų, nes jisai yra koks 2000 metų šablonas, kuris yra naudojamas ir jisai perkeliamas iš vieno CV į kitą CV ir realiai turbūt kas antras CV turi šitą frazę. Dar žmonės ir įvardina tos įgūdžius ir kompetencijas, pavyzdžiui, punktualumas ir organizuotumas. Čia rašo, esu punktualus ir organizuotas. Taip, esu punktualus ir organizuotas, tai yra, iš esmės, tai apie nieką, nes darbdavys tai mažiausiai nori, kad žmogus ateitų į susitikimą laiku ir sugebėtų susiorganizuoti savo laiką. Tai tokios savybės kaip organizuotumas ir punktualumas, kuris iš esmės nieko nepasako, arba tai yra bazinės reikalavimo savybės, iš tikrųjų turėtų iš gyvenimo aprašymo dingti ir turėtų būti pabrėžta daugiau jūsų kaip asmenybė per kompetencijų formą, per tai, ką aš galbūt pasiekiau, ką aš nuveikiau, kokie pas mane yra rezultatai, ką man pavyko padaryti ir panašiai. Tai jau čia toje vietoje, kur yra skiltis apie mane, tai čia jau nerašau, gebu dirbti ir savarankiškai, ir komandoje, ateinu 2 minutės iki 8, todėl esu punktualus, na čia jau šitaip nerašyti. Bet tai tada kaip man rašyti, kad, bet jau čia apie patirtį pasakoti, kad dirbau ir padariau tą. Na kaip tai turėtų atrodyti? Galima turbūt ir pasakyti, kad sugebėjau suvaldyti komandą, jeigu mes šnekam apie komandą žmogų, ar ne, suvaldyti komandą, tam tikrą asmenų skaičių, suorganizuoti tam tikrą renginį, padidinti pardavimus tam tikrą procento dalį, suvaldyti kažkokias, nežinau, per COVID, ar ne, buvo tam tikros krizės, kurios įmonės ištiko, ar ne, ir kaip buvo suvaldyti tam tikri procesai. Pabrėžti tą privalumą per nuveiktus darbus, ne tik per savybę. Mes galime pasakyti savybę, bet ką man ta savybė davė, ką aš padariau. Pasakoti, ką aš jau nuveikiau, turėdamas tas savo savybės, o ne pradėti pasakoti tik tai apie savo būdo savybės. Nes mes tą patirties dalį, atrodo, tarsi atskiriam ir jau ten pasakosiu kitur ir tada tai ką rašyti apie save. Tai turėtų būti esminiai momentai, kurie iš esmės
parodytų, kas jūs esat per žmogus, kodėl verta toliau skaityti jūsų gyvenimo aprašymą. Ir čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kokią vis tik tais poziciją kandidatuojama. Jeigu tai yra kandidatuojama į vadovo poziciją, reiškia, reikia daugiau pabrėžti vadovaujamai pozicijai priskiriamas asmeninės savybės bei pasiekimus. Jeigu mes kalbam apie, sakykime, asistento, administratorius, tai reiškia, kokios vis tik tais tos savybės jūsų turėtos, jums padėjo pasiekti tam tikrų rezultatų, sakykime, darbę. Galbūt sistematizuoti, suorganizuoti darbus, kur, reikia ir papildomų kompetencijų, ir papildomų žinių. O kiek yra svarbi CV vizualinė pusė? Ar verta ieškoti šablonų arba infografikus, naudoti ir kitus panašius dalykus? Nuostabus klausimas ir iš tikrųjų dabartinės sistemos leidžia labai gražiai vizualizuoti savo gyvenimo aprašymus, tačiau nereikėtų perlenkti lazdos, kadangi vis tik tais dizaino elementai dažniau turėtų atsirasti kūrybinėms industrijoms, kūrybinėms pozicijoms. Bet vėlgi, aš šneku apie tai, kad ir struktūra turi būti išlaikyta. Kūryba kūrybai, bet CV struktūra vis tiek turėtų būti išlaikyta. Dabar turbūt galima naudotis ir Canva siūlo visai neblogų, nemokamų, sakykime, dizainų, kurie pagyvina, įneša gyvybės, grožio galbūt į gyvenimo aprašymus, bet netgi ir dizaino, sakykime, ar marketingistų CV turėtų vis tiek neperlenkti lazdos su savo dizainu, kad ne tik spalvos dominuotų, kad mes matytumėm informaciją. Ir tai turėtų būti 1-2 puslapiai, teisingai žinau, CV? Taip. Nedaugiau. Rekomenduojama 1-2 puslapiai ir tikrai įmanoma tą padaryti. Pakalbėkime dar apie CV priedus, tokius kaip motyvacinis laiškas arba portfolio, ko jie tarpusavyje turėtų skirtis ir kada, kuris yra reikalingas ir kodėl. Nedėkit motyvacinio laiško iš viso, jeigu tai yra pasikartojanti informacija, tas, kas yra parašyta gyvenimo aprašyme. Motyvacinis laiškas turėtų būti vis tik daugiau skiriamas tam tikrai pozicijai, tam tikram darbui, sakykime, ar ne, tai yra vis tik tais, ko darbdavys reikalauja savo reikalavimuose pagal skelbimą, tada turėtų šiek tiek atsispindėti motyvaciniam laiške. Jeigu jūs perkelsit informaciją iš CV, nebus tai tikslinga ir tai nėra iš tikrųjų reikalinga. Visi darbų, jūsų pavyzdžiai taip pat galėtų atsigulti kartu, sakykime, su informacija apie jūs, tačiau jie turėtų būti geriausiai atrinkti, atspindėti tai pozicijai, kurią jūs kandidatuojate. O portfolio? Taip pat. Taip pat. Taip. O tada, jeigu čia reikėtų pasirinkti vieną, kuris labiau tinka, portfolio su darbais tokiais, o ten motyvacinis, tai tiesiog labiau raštų išdėstos. Taip, gali būti ir tas, bet tai turi būti labai iš tikrųjų panašu, sakykime, tai, kas reikalavome tam tikrai pozicijai. Tai, ko reikia tam tikrai pozicijai, jeigu, sakykime, tai yra svetainių kažkokie dizainai, darbas su tam tikromis, kaip, pavyzdžiui, WordPress programomis, tai reiškia, turėtų ir būti tos svetainės dizainai, kurie leistų darbdaviui įvertinti jūs ir jūsų kompetencijas. Tinka tada, jeigu turi ką parodyti. Taip, portfolio. Pakalbėkime apie darbo užkulisius. Ar iš tikrųjų darbdaviams yra svarbios rekomendacijos, ar tai yra formalumas? Taip, iš tikrųjų daugelis dar ir prašo, ar galėtų kreiptis į darbdavį dėl rekomendacijų, tai yra atsiklausti gražu ir turbūt yra reikalinga, tai mes iš tikrųjų atsiklausiam, jeigu tai yra kažkokios konfliktinės situacijos buvusios, faktas, kad į tą įmonę neskambinam, bet dažnu atveju kandidatai mielai pasidalina kontaktais, kuriais mes galime kreiptis, arba mes kreipiamės įmonės tiesiogiai. Tai vis tik tais rekomendacijos yra svarbios ir jos tikrai kartais suvaidina lemiamą vaidmenį, kai yra renkamasi tarp 2 ar 3 žmonių, nes atsiliepimai turi tam tikrą pusę, ypatingai jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi kažkokių asmeninių niuansų, mėgstantis pakonfliktuoti, tai tikriausiai rekomendacijose ar nerekomendacijose tai atsispindės. O ar darbdaviai tikrina kandidatų socialinius tinklus ir kokį gali vaidmenį suvaidinti būtent socialiniai tinklai? Galbūt yra realių istorijų. Lemiamą vaidmenį ir dabar pasidalinsiu galbūt visai savo istoriją, jinai neseniai yra vykusi, žmogus taip intensyviai pasakojo, kritikavo, keikėsi tiek žinutėse, tiek komentaruose, mes jį galų galiu užblokavom, jis tai po 1,5 savaitės atsiunčia savo gyvenimo aprašymą. Tai aš jums tik palieku pamastyti ir mes tą žmogų kvietėm į atranką, tačiau tie visi komentatoriai nepagalvoja, kokią žalą galų gale savo gali sukurti, dėl to, kad vis tik tais visus žmonės iš esmės tikrinamėm socialinėje erdvėje ir tikrai niekas į komandas nenorės pasimti piktų komentatorių, žmonių, kurie yra nepatenkinti, negatyvių žmonių į savo komandas. Tai vis tik tai su socialiniais tinklais reikėtų elgtis pakankamai atsakingai, atsargiai ir galvoti, kas kur kokią mintį savo išreiškia, nes tai gali tikrai lemti, ar jūs keliausite į pokalbį dėl darbo, ar nekeliausite ir apskritai ar gausite darbą ar ne.
O čia labai smalsu, ar tikrinat visus socialinius tinklus, ar apsiribojat, pavyzdžiui, LinkedIn, kuris yra labiausiai oficialus? Žinokit, visais. Tai patikrinant tiesiog į Google, realiai įsivedus žmogų, labai daug informacijos galima atrasti ir naivu tikėtis, kad pasivadinus, pavyzdžiui, vardu, nesvarbu ar nesakysiu, mes jūsų nesusirasim, nes jeigu labai norisi, tai labai daug žmonių gali susirasti, nes dažniausiai daugelis žmonių vis tiek yra socialinėje erdvėje. O tas patikrinimas iš tiesų yra svarbu, nes mes, imdami žmogų dirbti darbą, turim nešti žinutę savo klientui, ar ne, savo kolegom, ką mes imam, ar ne. Tai yra žmogus reprezentuojantis įmonę. Jeigu jisai sau leidžia viešoje erdvėje, pavyzdžiui, keiktis, ar ne, skelbti kažkokius negražius, netinkamus atsiliepimus arba tiesiog rašyti savo nuomonę, kaip daug kas linkia ir sakyti, kad tai yra mano nuomonė, ar ne, tai iš tikrųjų gali uždaryti labai daug durų. O ar tikrai darbdaviai nenori samdyti tų žmonių, kurie labai dažnai keitė darbus? Na, kur čia tai yra riba tarp to tokio jau nepatikimumo, kad jau čia per dažnai keitė darbus, na ir nuo to, kad žmogus tiesiog ieško, kur yra geriau? Labai žmonės pergyvena dėl šito dalyko iš tikrųjų. Jeigu žmogus keitė darbas ir pakeitė, pavyzdžiui, 10 darboverčių per 3-6 mėnesius ir visur kaltas darbdavys, tai įsijungia aliarmo mygtukas, kad tikriausiai su žmogum kažkas yra ne visai gerai. Jeigu, pavyzdžiui, tai buvo kažkokie projektiniai darbai, kur žmogus keitė kas pusę metų, kas metus, kas yra iš esmės normalu, arba tose pačios IT pozicijose, kai žmonės padaro tam tikrus projektus ir keičia darbus, tai viskas yra tvarkoj. Iš esmės labai svarbu yra suprasti priežastį ir tą priežastį sugebėti įvardinti. Kai mes kalbam apie tą darbo kaitą ir kai jūsų darbdavys klausia, kodėl ta buvo kaita, nepasimesti, bet žinoti atsakymą. O dažniausiai atsakymai jie yra. O kaip yra geriausia pasiruošti darbo pokalbiui? Ką yra labai svarbu apgalvoti ir pasiruošti tam tikrą atsakymą iš anksto ir ko geriau vengti? Pirmiausia, tai pasidaryti namų darbus apie pačią įmonę, kad ir kokią poziciją jūs eitumėt, jūs turite žinoti maždaug įmonę, apie ką jinai yra, kuo jinai kvėpuoja, pasižiūrėti kiek manoma daugiau informacijos apie ją galbūt ir internete, pasiruošti ir savo pusės, nes aš pasikartosiu, bet vis tik tais renkasi abidvi pusės, tiek darbdavys, tiek darbuotojas, juk jums irgi svarbu yra, į kokį jūs darbą nueisit, su kokiais jums žmonėms teks dirbti, kokio pobūdžio yra tas darbas, tai pasiruoškite tuos namų darbus. O dar vienas labai turbūt svarbus dalykas - nesikelti lūkesčių ir eiti be lūkesčių. Tai tiek lūkesčio savo, tiek lūkesčio darbdaviui, nes tie lūkesčiai dažnu atveju mus nuvilia. Jeigu mes labai norim darbo ir mes jo negaunam, mes galim kristi ir į depresinę būseną, ko galbūt ir visai nereiktų. Tai eiti be lūkesčio, bet pasiruošus, atsakyti pagrindinius klausimus, o jų yra, iš esmės, jie kartojasi visą laiką tie patys, tik tais galbūt kitą formą paklausėme ir pasiruošti klausimus iš savo pusės. Tai va čia ir paklausiu, tai kokie tie dažniausiai klausimai yra užduodami darbo pokalbio metu ir galbūt yra šiaip kažkaip paprovokuojami netgi klausimais, tokiais netikėtais, būna ir tokių gal klausimų. Tai klausimai turbūt vis tiek sukasi apie panašius dalykus. Tai reiškia, kodėl jūs keitėte darbą, ką jūs laimėjote tam tikrose darbuose, kokios jūsų yra stiprybės, silpnybės, bet tai nebūtinai bus klausimas, dabar įvardinkite stiprybės, silpnybės, tai gali būti apeitas klausimas ir paklausti iš kitos pusės. Gali būti paklausta, kaip jums sekėsi spręsti konfliktinės situacijas, kokie buvo jūsų santykiai, sakykime, su kolegom, kokie buvo didžiausi atsitikimai, sakykime, ką jūs daugiausiai išsinešėt teigiamo, ką jūs daugiausiai išsinešėt neigiamo iš tam tikrų patirčių, tam tikrų darbovečių. Tas irgi leidžia truputėlį labiau pajusti asmenybinę dalį, ar ne, kaip žmogus tvarkėsi su konfliktais, su problemom, kaip jisai iš viso tas problemas ir konfliktus sprendė, nes ar nebėgo nuo jų dar klausimas. Tai klausimai iš esmės yra standartiniai, šabloniniai, liečiantis pagrindinės dalis, tai reiškia darbas, jūsų, sakykime, kompetencijos papildomos, kursai kažkokie galbūt baigti, užsienio kalbos žinios, bei asmenybinės dalis, bet jie gali būti tiesiog perklausti per kitas formas, tai joms tiesiog pasiruošti. Pakalbėkime apie klaidas, kokios yra dažniausios ir dažnai lemtingos klaidos, po kurių gali tapti netgi įmonės legenda. Žinot, dabar po visų COVID-ų tapo labai populiaru turėti pokalbius online. Mes irgi turim labai daug pokalbių online, bet žinot, tai nėra vienetinis atvejis, kai žmogus online prisijungia rūkydamas. Tai gal norėčiau akcentą uždėti, kad nepriklausomai nuo to, ar jūs einate online dirbti, ar jūs einate, tai yra į pokalbį online, ar jūs einate gyvai, vis tik tai turi būti tam tikros taisyklės, ar ne? Mes tikimės mažiausiai išplautos galvos, tvarkingo rūbų, kažkokio nusiteikimo, nes ypatingai, kai žmogus, pavyzdžiui, sako, aš esu labai pedantiškas, o tu už jo nugaros matai šiukšlyną,
Tai tas pedantiškumas jau yra apie nieką, mes girdim, bet mes to nematom. Tai tas pats, kaip ir žmonės, pavyzdžiui, prisijungiantis į pokalbį, gulintis ant pagalvės. Ir jie puikiausiai vartosi nuo vienos pusės ant kitos su telefonu. Tai skamba juokingai, tai skamba nerealiai, bet taip yra. Tai iš tikrųjų tas lemtingas įspūdis pirmasis ir yra pirmasis įspūdis. Mes antrą kartą jo sukurti negalėsim, tai pasirūpinkite aplinka, ar tai būtumėt, sakykime, jūs gyvai, ar sakykime, online, tai yra jūsų išvaizda, jūsų elgesys, tas pats rankos paspaudimas, akių kontaktas, jeigu žmogus nesugeba jo užmegzti, nesugeba jo palaikyti, tai irgi labai daug dalykų lemia. O kokius sparnuotų frazių yra tekę išgirsti darbo pokalbio metu, kurios, vėliau tapo tokiais neblogais juokeliais? Žinot, buvo viena kandidatė, kuri paminėjo tiesiog, jinai buvo tik po studijų, atsiuntė savo gyvenimo aprašymą, asistento lyg ir poziciją ir jinai pasakė, aš be 2000 eurų dirbti neįsiu. Ir natūraliai kyla klausimas, tai kodėl tada jūs atsiuntėt savo gyvenimo aprašymą, nes rėžiai algos yra kur kas mažesni. Ir jinai sako, nes aš tikiuosi, kad kai darbdavys mane pamatys, savo nuomonę pakeis ir mokės daugiau. Bet žinote, šitie dalykai nėra apie išvaizdą. Nesuveikė šitas? Šiuo atveju nesuveikė, gal ne to tikėjosi. Bet žinot, tai yra tikrai tokių komiškų visiškai situacijų, kai žmogus tiesiog gali paklausti, tiesiog nesidomi, ar ne, nori padaryti karjerą, bet jisai nesidomi pačia įmonė, jisai klausia, kiek čia moka, kada čia moka ir kada aš galiu išeiti atostogų, ar ne, tai reiškia, tas interesas dirbti yra nedidelis, tai yra vis tik daugiau koncentracija, tiesiog rasti darbą ir aš kaip... Ir gauti atlyginimą. Ir gauti atlyginimą, susimokėti Netflixą ir nusipirkti sumuštinę, aš kaip sakau, turbūt. Nėra retas reiškinys iš tikrųjų, kad žmonės, kurie, galbūt turi mažiau talento, bet yra gal drąsesni, nežinau, jie uždirba daugiau, gauna aukštesnės pareigas, už tuos, kurie galbūt turi ir daugiau patirties ir daugiau talento. Kas čia įvyksta? Čia mes patys kažkaip taip nedrįstam siekti daugiau, ar kas yra? Aš tai galvoju, kad tai yra susijęs su drąsa. Žmonės linkia veikti. Žmonės, kurie pasiekia daugiausiai, jie turi drąsos eiti pirmosius žingsnius ir juos padaryti. Jie turi begalės istorijų apie savo nesėkmes, apie savo praradimus, bet tai yra susijęs su vis tik tais veikimu. Žmonės, kurie pasiekia mažiau, jie dažniau savim abejoja, jie dažniau dvejoja ir vėlgi mes turim augančią komentatorių kartą, kur daugiau turbūt burnoja, kaip yra blogai kažkur aplink mane, bet aš nieko dėl to nedarau, ar ne? Tai turbūt tai susijęs su drąsa ir judėjimu, nes žmonės daugiau pasiekia tada, kada jie išlipa iš komforto zonos, kada jie atsistoja nepatokius batus, kada jie rizikuoja, ar tai, sakykime, savo galbūt darbų, galbūt rizikuoja netekti kažkokios laisvės, turiuomenį, kurį laiką būti daugiau tam disbalansė ir daugiau skirti laiko darbui ir šiek tiek padėti šoną šeimą. Visokių tų yra situacijų, bet tie žmonės tiesiog veikia. O apie bendravimo klaidas, kaip mes patys savo galime uždaryti duris į didesnį atlyginimą, į geriau apmokamą darbą? Būna, man atrodo, ir tokių situacijų. Kokios čia yra frazės? Čia irgi daugiau apie pasitikėjimą. Jeigu jūs patys abejojat savim, niekada darbdavys jumis taip pat nepatikės. Tai turbūt labai yra svarbu išsakyti. Ir jeigu mes šnekam apie atlyginimo pakelimą, sakykime, darbo pokalbio metu, ar ne, nes paliesti pinigų temą taip pat yra svarbu. Tarkim, tikiuosi didesnio atlyginimo, negu buvo nurodyta darbo skelbime, ne? Tai vis tik tais atlyginimas, mano manimu, yra susijęs visiškai su atsakomybėm. Kiek aš atsakomybę prisiemu? Jeigu aš, sakykime, noriu pamiršti darbus po 5 valandos, niekada negalvoti, ateiti atidirbti savo, atsidėti tas valandas, kaip daug kas sako, atsidėti savo valandas ir išeiti, tai nereikia tikėtis, kad darbdavys mielai atidarys savo piniginę ar mokės daugiau. Žmonės, kurie ateina su problemų sprendimais, su pasiūlymais, sakykime, tam pačiam darbo pokalbį, ar ne, jis ateina galbūt su kažkokiam kompetencijom, pabrėžia savo privalumus, jisai gali paklausti, kokios čia yra karjeros galimybės, ar ne, nes karjeros galimybės lygų tikriausiai ir didesnis darbo užmokestis. Ir mes čia kalbam ne tik apie vertikalę galimybę kilti karjeros laiptais, bet galbūt nueiti ir horizontaliai. Tad yra labai svarbu įsivertinti visus aspektus ir tam pačiam darbo pokalbio metu pasisakyti, kad tai jums yra aktualu, sakykime, ir karjera aukštesnė, ir pareigos galbūt didesnės, ir galbūt atsakomybė daugiau. Tai tiesiog teisingas būdas dėrėtis, tai yra pasiūlymai, ką aš galiu duoti, kokiu atsakomybių galiu daugiau prisijimti ir taip kalbėtis ir galiu pasikelti savo atlyginimą. Teisingai. Taip, vienareikšmiškai, tai yra labai svarbu, ką jūs mainais duodate už pinigus. Giedre, pabaigai, kokius 3 svarbiausius patarimus duotum žmonėms, kurie, dabar yra tame amerikietiškų kalnelių apačioje ir, dėl kažkokių priežasčių jiems niekaip nepavyksta rasti darbo? Tai pirmiausia, peržiūrėkime savo CV,
pasižiūrėkime, ar jis atitinka visus pagrindinius reikalavimus, ar jisai tikrai patraukia akį, ar nėra kažkokių labai didelių klaidų ir jeigu yra, pasitaisykime. Ateikite į darbo pokalbius ir eikite į darbo pokalbius atvirą širdimi, su vaikišku smalsumu, tyrinėdami pasaulį. Tai leis truputėlį labiau atsipalaiduoti ir labiau išreikšti galbūt ir savo mintis, ir savo požiūrį į darbą. Ir žinoma, pozityvumo. To, ko žmogui daugiausia trūksta, turbūt ypatingai, jeigu yra kažkokios problemos arba, sakykime, sudėtinga surasti darbą, tai to pozityvumo neprarasti, nes jeigu duris užsidaro, visą laiką galima įeiti per langą, tik reikia sulaukti savo momentų ir jūs tikrai pakliūsit. Bet pozityvumą, žinot, dar ką duoda. Jisai duoda ir tai, kad žmonės jūs labiau mėgsta, galbūt labiau rekomenduos ir yra galimybė susirasti darbą ir per rekomendacijas. Tai pozityvumas yra turbūt pagrindinis raktas visų mūsų tiek karjeroje, tiek sprendžiant problemas. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Giedre spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Office Dramų laidose. Iki.